Sąmonė kaip pasaulyžiūrinė problema. Sąmonė – tai ne tik psichologinė ar neuromokslinė problema, tai apskritai pasaulyžiūrinė problema. Problema, kurią bando išnarplioti tiek idealistai, tiek materialistai. Tačiau būtent pastariesiems ji iškyla ypač aštriu kampu. Idealistui sąmonė dažnai yra pirminė – dvasia, idėja, prasmės šaltinis. Materialistas tokio atsakymo negali priimti, jam reikia paaiškinimo. Ir čia atsiranda problema. Sąmonė yra neapčiuopiama, subjektyvi, tiesiogiai neprieinama išoriniam stebėjimui. Objektyviai galime nustatyti, ar žmogus sąmoningas, ar jis budrus, reaguoja, orientuojasi aplinkoje. Tačiau subjektyvioji sąmonė, kaip žmogus išgyvena pasaulį, atveria visai kitą, gerokai sudėtingesnį klausimų lauką. Kaip iš jutimų ir nervinių procesų atsiranda patyrimas, kaip atsiranda aš. Ši problema iki šiol egzistuoja tiek praktinėme, tiek teorinėme lygmenyje. Bandymas sąmonės atsisakyti. Psichologijos istorijoje buvo bandyta šią problemą apeiti. Pavlovas, tyrinėdamas sąlyginius refleksus, parodė, kad gyvūnų elgesį galima aiškinti stimulų ir reakcijų sistema. Vakarų psichologijoje tai išsivystė į biheviorizmą, tyrinėti tik elgesį, o ne psichiką. Sovietinėje tradicijoje į refleksologiją. Vienas žinomiausių šios pakraipos atstovų – Bechterevas. Logika buvo paprasta. Jei galime viską paaiškinti refleksais, ką mums sąmonė? Bet čia iškyla problema. Jei atsisakome sąmonės sąvokos, mes ne tik neišsprendžiame klausimo, mes net negalime jo iškelti. Refleksologijoje žmogaus elgesys buvo aiškinamas energijos tvermės ar inercijos dėsniais. Tai pernelyg abstraktu. Taip galima aiškinti ne tik žmogų, bet ir visą materialų pasaulį. Be to, ignoruojame tai, ko nematome, ką žmogus galvoja, ką išgyvena. Išnyksta riba tarp žmogaus ir gyvūno. Žmogus tampa tarsi filosofinis zombis, veikiantis, bet be vidinio pasaulio. Vygockio sprendimas. Levas Vygockis, 1896 m. gimimo, Baltarusių rusų psichologas, pasiūlė neatsisakyti sąmonės, o paaiškinti ją materialistiškai. Jis pradeda nuo skirtumo tarp žmogaus ir gyvūno. Gyvūnas turi įgimtus refleksus, biologinį paveldą, įgytus refleksus, individualią patirtį, o žmogus turi dar vieną sluoksnį – kultūrinį paveldą. Žmogus paveldi istoriją, jis perima kalbą, žinias, tradicijas. Be to, žmogaus elgesys yra socialinis. Panašiai kaip Alessandro Bariko herojus, Novečentas, gimęs ir užaugęs laive, niekada iš jo neiškėlęs kojos, tačiau žinojo apie miestus, šurmulį juose ir kitus aspektus, nors akivaizdu, niekada juose nesilankė. Jis tai žinojo per kitus žmonės, per laivo lankytojų pasakojimus. Tačiau sąmonės sudedamoji, anot Vygockio, tai jog žmogus veikia pagal idealų planą. Kaip sakė Marksas, net blogiausias architektas nuo geriausios bitės skiriasi tuo, kad prieš statydamas namą jis jį jau pastatė savo galvoje. Tai ir yra sąmonės esmė. Žmogus ne tik reaguoja, bet ir planuoja. Refleksų koordinacija. Vygockis lieka materialistas. Jis neteigia, kad sąmonė yra atskira substancija. Jis teigia, sąmonė tai refleksų koordinacija. Refleksai nesuveikia izoliuotai. Jie jungiasi į grandines. Konkuruoja, koordinuojasi. Vienu metu veikia daugybė dirgiklių. Kuris refleksas taps veiksmu? Vygockis tai lygina su spustimi prie siaurų durų. Visi stumėsi vienu metu. Sąmoningumas atsiranda tada, kai žmogus geba vienais refleksais reguliuoti kitus. Ne atsitiktinumas, o koordinacija. Propriorecepcija ir vidinis laukas. Svarbus elementas – propriorecepcija. Mes jaučiame savo kūną iš vidaus. Kai judinu ranką, jūs matote judesį, bet tik aš jaučiu, kaip jis vyksta iš vidaus. Šie vidiniai pojūčiai tampa naujais dirgikliais. Taip susidaro vidinis refleksų tinklas, neprieinamas išoriniam stebėjimui. Todėl sąmonė negali būti stebima tiesiogiai, o tik patiriama. Kalba kaip raktas. Centrinė vieta Vygockiui – kalba. Žodis yra refleksas, bet išgirstas ar pagalvotas žodis tampa dirgikliu. Aš galiu pats sau duoti komandą, galiu sukurti dirgiklį, kuris pakeis mano elgesį. Tai grįžtamieji refleksai. Čia sąmonė tampa socialinė. Iš pradžių mes suvokiame kitus žodžius, tik vėliau pradedame girdėti savo vidinę kalbą. Vygockio paradoksali tezė. Aš suvokiu save tik todėl, kad suvokiu save kaip kitą.
Šioje vietoje matyti aiškios paralelės Vygockio su Hegeliu, anot kurios savimonė atsiranda tik per pripažinimą. Aš tampu savimi, tik per santykį su kitu, taip tvirtintų Hegelis. Tačiau Vygockis šį savimonės atsiradimo per socialinį santykį procesą perkelia į neuropsichologinį lygmenį. Galutinė išvada. Sąmonė nėra atskira substancija, ji nėra mistinė energija, ji yra refleksų koordinacijos sistema. Bet ši sistema yra A. Istorinė, B. Socialinė ir C. Kalbinė. Dialektinis materializmas čia nepaneigia žmogaus savitumo, bet suteikia jam vietą. Viskas materialu, bet materialumas gali būti sudėtingas. Sąmonė tai organizuota refleksų visuma, kuri geba reguliuoti pati save. Štai tokia trumpa Vygockio požiūrio į sąmonę versija. O jeigu jums būtų įdomus detalus šios svarbaus 20 amžiaus psichologijos ir socialinio konstruktyvizmo teorijos pradmenis nuklojusio mokslininko nagrinėjimas, rašykite savo nuomonę komentaruose. Pamėginsime pasigilinti labiau ir sukurti platesnę video apžvalgą. Iki kito karto.